Labą nuostabią rudens dieną iš Anglijos Linkolno. Linkolnas prieš 2000 metų buvo vienas iš 4 Anglijoje esančių Romos imperijos taškų. Ši arka prieš 2000 metų buvo pastatyta romiečių kaip vartai į Linkolno miestą. Ir toks įdomus faktas, tuo metu romėnai su arkliais jojo per šitą arką, o dabar va pažiūrėkit, galima su mašina pravažiuoti. Įsivaizduokit, šitiem akmenim yra virš 2000 metų. O kodėl aš taip pro šoną praeisiu per pačią arką? Taip kaip romėnai važinėjo su savo karietom ir arkliais, taip ir aš va praėjau pro šitą arką. Tai va romėnai praktiškai įkūrė ant kalvos šitą miestą, nes ant kalvos, matot, mašinos važinėja dabar. Ne tik romėnai, bet ir mašinos važinėja. Žodžiu, romėnai įkūrė šitą miestą, nes jis yra ant kalvos ir buvo labai gerai ir prekybam, ir dėl karus tų, kad matosi iš aukštai viskas, įkūrė šitą miestą. Ir buvo 4 tokie taškai romėnų užimti, tai Londonas, Yorkas, Linkolnas ir dar kažkoks vienas, parašysiu, aš neatsimenu pavadinimo. Tai romėnai buvo įsikūrę ir pastatė šitos miestus. Už tai jie turi tokią labai gražią, labai šiltą aurą. Na, pažiūrėkit, išlikę vartai į miestą. Labai daug dalykų iš romėnų likusių yra slepiasi po žeme. Tai ir romėniški tuneliai buvo išlikę, ir po Linkolno katedrą, kurią aš vėliau jums parodysiu, irgi yra išlikę romėniškų sienų, romėniškų statinių, tokių likučių. Tokia daugiasluoksnis miestas. Labai daug palikimo yra iš Romos ir vat angliškų to tokio jau įsinešę yra stiliaus, bet labai daug yra likę romėniško stiliaus palikimo. Ir kas vat įdomiausia, kad tai yra viskas po žeme, tų tokių likučių kanalų ir tunelių likę. Žiūrėkit, Linkolnas turi BBC radijo stotį. O pažiūrėkit, kokių galima rasti dar pas jūs durų. Ir čia biški mažiau puošnios, bet va dar tokios durys yra akmeninėse sienose. Ir iš tų sienų pažiūrėkit, va tokios vilaitės. Nu tikrai atrodo taip, ne? Vau! O mes einam prie katedros, kuri jau matosi horizonte už stulpų debesų. Nu pažiūrėkit, kokie namukai. Eina savo. Jau čia tikrai su Roma jie nesusiję, jie grinai angliški. O dabar einam, parodysiu jums žymėją Linkolno katedrą. Tokiam gražiam angliškam vat gatvelėm. Einam ir jau visai artėjam prie katedros, kuri turi labai fainų, ne tik istorijų, bet ir tokių legendų. Ta arkinį dizainą po romėnų palikimo išlaikė ir anglai. Vat anglai jau dabar čia patys statėsi štai ir bažnyčią, ir šitą arką prie bažnyčios, kad į bendrą foną miesto įsipaišytų, irgi buvo pastatyta, bet jau anglų. Ir štai nuostabioji Linkolno bažnyčia. Savo laiku, kai tik jinai buvo pastatyta, jinai turėjo dar vieną tokį bokštą. Dabar restauruojama jinai, bet va čia yra tų vietų, kur galit matyti, kaip jinai atrodo iš tikrųjų. Tai jinai, kai turėjo tą bokštą savo laiku, net 200 metų, šita katedra buvo aukščiausias statinys pasaulyje. Va, pažiūrėkit, kokio nuostabaus gotikinės architektūros statinys. Visiškai kosmosas, kokia jinai graži. Ir labai iš tikrųjų plotų, tokia nemažai yra. Nu, pasižiūrėkim. Su kamera apimti, tai misija neįmanoma. Tai tiesiog truputėlį va taip gabaliukais.
Ir jeigu įsižiūrėtume, pažiūrėkit, veidukai tarp kiekvienos tos arkutės. Ir čia veidukai, matot? Na ir aplink bažnyčią labai angliška architektūra. Ir bažnyčia tikra gotikos karalienė. Labai norėčiau ją visą apimti, kad tilptų kadre, bent jau kažkaip tai, ne, iš vienos pusės, kad visą tilptų, pabandysiu vėliau truputėlį paeiti toliau, jeigu tik tai pavyks rasti tokį tašką, kur jinai apsiims visą, kadangi viskas, kaip matot, žiūrėk, katedra ir aplinkui tie tokie pastatai ir kaip ir nebent ten, gal kažkur paeisiu, tai pafilmuosiu visą jų iš šono. Ir šitoj katedroj dalyje jos yra filmuota Hario Poterio filmai. Ten, man atrodo, vietos iš pačios tos mokyklos Hario Poterio. Aš matau, Hario Poterio nesu labai filmų gerbėja ir žiūrėtoja, galbūt net ne visus mačius, bet tikrai žinau tą faktą, kad čia yra filmuota gabaliukas kažkokio filmo katedros viduje. Va, žiūrėkit, radau tokį tašką, atitolinau kamerą, kiek tik galiu tolyn, kad jūs pamatytumėt, kokio išskirtinumo yra ši katedra. Ne veltui pasirinko Hario Poterio filmai. Ir va taip eini, panašiai kaip Lenkijoje aplink tą Marijos bažnyčią. Eini ir apeit neina. Va, dar tolinu kamerą, kitą kampą filmuoju, labai žiūrėkit, tikrai labai filmo verta katedra, tikrai. Atkreipkite dėmesį, kokie stiklai išlikę. Va, ir iš kitos pusės turi arkinį įėjimą į katedrą. Ir va, čia yra pagrindinis įėjimas. Pabandysim įeiti, pafilmuoti jums vidų. Dar truputėlį pasigėrėm aplink katedrą esančią Anglijos architektūrą. Man labai patinka. Man labai gražu. Nu ir ką? Nersim į vidų. Prieš neriant vis tiek noriu parodyti, pažiūrėkit, kiek karaliukų sėdi. Nuostabi. Lendam. Ir lendam čia. Va, taip atrodo viduj. Ir yra Ar žinot, kuo yra išskirtinė šita katedra? Ne tik dydžiu, ne tik tai architektūra, ne tik tai tuo, kad čia buvo filmuotas Haris Poteris, bet ir tuo, kad būtent šitoj katedroj yra demonas. Ir iš tikrųjų yra legenda, kaip jis čia atsirado. Tai yra tai, kad buvo labai pasiutęs toksai demonas, kuris įbėgo į šitą katedrą, viską daužė, visus baldus, visus statulas, viską išdaužė, kankino angelus esančius šitai katedrai. Ir Dievas pasiuntė į žemę didįjį angelą, kad sutvardytų šitą demoną. Ir kai jis nusileido iš tą katedrą, tas angelas, kai nusileido iš tą katedrą, demonas išsigando ir taip išsigando, kad sustingo ir liko kaip akmuo sustingęs visam laikui šitai katedrai. Tai va, šita katedra yra išskirtinė tuo, kad viduje turi demoną. Nežinau, kaip jį surasti, bet pabandysim. Katedra be galo didelė, pabandysim surasti palubėje sustingusį demoną ir jums parodyti.
Nuostabiai gražiai atrodo, ar ne? Tos arkos. Įsivaizduokit, kaip gyvai čia viskas atrodo gražiai. Žiūrėkit, kokios mozaikos nuostabios. Bandom eiti ieškot demono. Žodžiu, stovi čia tokios kaip vienuolės, gal moteris kažkokios susijusios su bažnyčia, neįleidžia kitą dalį katedros, nes vyksta mišios. Jeigu nori ateiti visų mišių išklausyti, gali eiti, bet jeigu tik taip pasidairyti, kol mišios vyksta, neįleidžia. Tai demono aš neradau. Mes dabar kol kas tiek pafilmavom. Galbūt pavyks grįžtant atgal apžiūrėjus visą Linkolną, galbūt pavyks jau pabūti po mišių čia. Gal užsuksim, nes mes mašiną netoliese pasistatę, tai tikrai per šitą vietą grįšim. Galbūt aš jums dar rasiu tą demoną, nes įdomu, ne? Bažnyčiai, katedrai demoną rasti. Dar prieš išeinant, sekančią tą zoną, kiek tik eina man čia, pafilmuosiu, va ten už tų durų vyksta mišios. Ir aš esu minėjus anksčiau iš Anglijos video, esu buvusi kitose katedrose, esu minėjus tokį dalyką, kad anglai turi legaliai kunigės moteris. Tai nežinau, čia girdžiu kalbant moterį, aišku, kalbėjo ir vyras, kalbant moterį, galbūt čia veda mišias moteris. Va, tai va. Pažiūrėkit, kiek Anglija tolerantiška gyvūnam. Šuniukas bažnyčiai. Ir visai prieš sekundę jis sulojo. Aš būčiau jo net nepastebėjus, jeigu jis būtų nesulojęs, bet niekas nieko nesakė. Jis sulojo, jį nutildė į savo bažnyčią. Šitas baltas pastatas yra vienas iš senesnių pastatų Linkolne. Jame yra įsikūręs turistų informacijos centras. Sakė, labai faina viduj. Tai aš pabandysiu užeiti, pažiūrėkit, labai fainai langus jau pasipuošę Helovinui, nes kitą savaitę Helovinas ir jie pasipuošę. Pažiūrėkit, kokio fainumo pastato. Eina sau, eina sau. Grinai eina sau. Pažiūrėkit, ir vat visas tas pastatas yra toks. Fainumas. Aš žinot, kad šitų antyčių yra, aš kai buvau Amsterdame, jų yra, aš nežinau, tūkstančiai skirtingų modelių. Atrodo, vaikystėje visi turėjom tą antytę vieną maudytis, bet jų yra bele kiek. Na, čia žiūrėkit. Nu, žiauriai fainai. Tai va, toks fainas informacinis centras su daug Helovino. Tai yra Linkolno pilis ir skamba, atrodo, tai fainai Linkolno pilis, bet iš tikrųjų ten buvo kadaise kalėjimas ir tos patalpos kameros, kuriuose kalėjo kaliniai, buvo tokio mažumo, kad, sako, net mintys netilpo į jas. Nu, tiesiog buvo kankinė žmonėm tokiuose mažose patalpose. Ir paradoksas tas, šitam kalėjime buvusiam dabar yra pasirašyta ir saugoma viena iš 4 pagrindinių demokratijos sutarčių, Magna Carta, kuri yra pradininkė šiuolaikinės demokratijos kalėjime. Šiuolaikinės demokratijos pasirašymų sutartis laikoma ir saugoma. Va, einam į kiemelį pilies. Žiūrėkit, čia koks fainas dalykas. Katedra, pilies siena, drakonai, kurie saugojo princesę, kad nepabėgtų. Na, žiūrėkit, aplinkui jums pafilmuosiu, kaip iš tikrųjų čia, nu, fainai taip.
Nuostabia, net architektūra Anglijos. Nereali. O štai taip atrodo planas šitos pilies Linkolno. Neinas sakė, iš jų šnervių, aš nespėjau pastebėti, bet sakė, iš jų šnervių garai eina dūmai. Bet aš vat laukiu, į nesulaukiu. Žiūrėkit, kokie jie. Princesė saugo bokšte. Nu, įdomi. Nu ir va, per tokio nuostabaus grožio vartus, va, žiūrėkit, kokios šis sienos. Žiūrėkit, koks grožis. Lendame žiūrėti Linkolno senamiesčio. Va, šitą turiu pafilmuoti, žiauriai gražus. Lendam žiūrėti senamiesčio. Eisim ragaut keptų kaštainių. Va, sorry, 4 svarai. Ne, net nežinau, kas čia jo. 4 svarai. Edvardai, tai užsakyk ką? Vieną porciją. Ne, tai gal 2 tada. 2, aš nežinau, vienos paragavimų. Nu, davai. Viena. Nu, vien žodžiu. Na, taip žiūrėkit. Keps. Tikrai daug kas esat ragavę, jie sakė, karšti reikia atsargiai, o aš valgysiu pirmą kartą, net nežinau, jos reikia lupti. Reikia, tai man atrodo, viduj ten persikas. Kvepia, tai tokia tikrai laužia kepta bulvė. Nežinau, reikia lupti, pasakykit, reikia? Aišku, reikia. Kevalas. Jo, reikia kevalas viduj. Gerai, aš įsilukštensiu, jums papasakosiu. Pralukštenau, tai žinokit, ir atrodo kaip kepta orkaitė ar žarijose bulvė. Ir skonis labai panašus, tik kiek saldesnė negu bulvė, bet labai skanu kaip bulvės. Linkolnas yra iš tikrųjų tokiam kalne. Ir iš visų pusių nuo katedros leidžiasi į tokį tikrai labai stačią nuokalnę, labai stati. Tai mes po truputį leidžiamės, aš kažkada esu čia buvusi seniau. Pažiūrėkit, kokios fainos senamiesčio krautuvėlės. Aš kažkada esu buvusi čia anksčiau, tai mes leidomis labai stačiai. Ir iš tikrųjų nusileisti, tai nusileidi, bet mes paskui buvom parduotuvėse kažkiek apsipirkinėjom. Ir kai reikėjo su tais maišais visais užlipti į tą kalną, tai žinokit, aš tada buvau dar kokiais 5 metais jaunesnė, buvo reikalų. Nes labai status, labai ilgas, labai aukštas. Čia. Biškai neriam pasidairyti, kas čia gero yra. Na, tokios fainos parduotuvėlės. Ką tu nori? Tiesiog pažiūlėt. Pažiūlėt nori? Kalėdos ateina. Va ir pažiūrėkit, kaip viskas eina žemyn. Leidžiamės 100 000 žingsnelių žemyn. Ir iš tikrųjų jau gaunasi įėjimas ne šiaip po ristele. Nes labai status, ilgas ir nulipti ristele, o įlipti yra reikalų. Nežinau, ar matosi jums, pažiūrėkit, kaip žmonės kopiaisi. Įsispyrę. Va, ir kaip lipa žemyn. Lauriukai, gali gretutė iš rankos palaikyti. Taip, noris jums tą statumą parodyti, kad žinai, ar jūs matos, parašykit, matos ar ne. Žiūrėkit, kaip žmonės lipa įsispyrę ir kaip nulipa atsilošę. Va, pažiūrėkit, kaip vežimas stumia. Yra reikalų, vyras šalia eina, o moteris vežimas stumia. Tokios tradicinės lygių teisių šeimos.
Dar norėjau jau kelintą kartą meniu skirtingose video, bet ir šitam paminėsiu, kad Anglijoje nebūna labai šaltų žiemų. Pas juos amžinas toks ruduo, paskui pereina į pavasarį, žiemos nebūna. Tai pas juos būna žydinčių gėlių net žiemą. Ir ypatingai tos, kurios nėra labai jautrios šalčių. Čia, žinokit, prie namų žmonės sodina net žiemą ir labai gražiai žydi. Vat ir dabar pafilmavau krūmą žydintis. Ir tikrai vat tokie visžaliai krūmai, jie visą žiemą būna žali. Ir net gėlėti. Nu ir čia pažiūrėkit, kaip viskas atrodo į viršų. Žiūrėkit. Pasakykit, iškamša ir gyva. Gyva ausis kruta geras. Sakė, pafilmuok šitą parduotuvę, nes čia yra prekiauja vien tik aviacijos, ar tai greičio, ar tai aukščio prekiam. Vien tik tai tokios prekės, tokioj mažam miestelį. Va, pažiūrėkit. Va. Parduotuvė, kuri prekiauja tokiais dalykais. Ir iš jos eina toksai, žinot, biškelį pelėsio, toks lapas, grynai. Helovynas. Šiaip, žinot, kai skridau aš į Angliją, tai mano buvo toks atrodė tikslas, aš nebuvau pasidomėjus, tiesiog kažkaip tai primečiau, kad Lietuvoje labai tas vyksta, galvoju, ir Anglijoje vyksta, kad bus labai daug helovininių miestelių. Tokių, kad bus galima pafilmuoti, kaip Anglija švenčia heloviną. Tai žinokit, nėra to. Viena kita parduotuvė turi helovininių prekių, pasipuošimo minimaliai, netgi sūnus buvo dabar vakar grįžo iš Londono, buvo parai pas draugą į Londoną nuvažiavęs traukiniu. Tai ir Londone helovino tik tai užuominos. Nėra to tokio, kad pafilmuot grinai helovininį video, galvo padarysiu vien iš Anglijos, tai tokio dalyko čia nėra. Kaip taip spindi, aš akimis geriau matau, jum kamerai spindi, bet va ponia ir ponas kaukoliniai. Žinot, aš rodau tai, kas atrodo man faina, kas man atrodo gražu, kas verta parodyti, bet visų šonų girdžiu savo kompanion. Daiva, parodyk tą. Daiva, parodyk aną. Tai va dabar išgirdau. Daiva, parodyk. Lincolnas turi šventų skylučių. Adult only. Nu turi. Tai ką tu jam? Ar aš esu viena kalėdinių lempučių fanatikė? Čia nežinau, vėl, man atrodo, nelabai matosi per kamerą. Bet čia baras pilnas kalėdinių lempučių. Va, pažiūrėkit. Pažiūrėkit. Kosmosas. Kalėdinių lempučių baras. Dabar aš ieškau, nežinau, ar ta kryptimi einu, bet kažkaip tai ieškau seniausio Anglijoje tilto, ant kurio stovi namai. Va, žiūrėkit, einame čia ir man atrodo ten, kur šone matosi tas juodas namas, tai sako, kad būtent tas namas yra ant tilto per upę. Tai aš dabar tik priartėsiu ir pabandysiu pažiūrėti, ar tai yra teisybė. Na. Žiūrėsim, ar tai yra teisybė. Ir tai yra visiška teisybė ir nė gabaliuko melo. Čia yra viskas apačia upė ir šitas namas stovi ant upės. Tai kaip ir jau turbūt viskas, ką norėjau parodyti jums Lincoln. Dar galvojom nuvažiuoti į parką, bet šiandien tokia diena pasižiūrėjom orus, kad iki pirmos dar va taip gražiai oras, o nuo pirmos iki pat vakaro lyja. Tai kiek spėjau, tiek nufilmavau. Ir dar buvo likęs toksai parkas, gamtos motyvai iš Lincolno. Bet dabar pastebiu, kad jau pradeda ant nosies kapsenti lašai, tai aš net nežinau, ar mes spėsim pažiūrėti tą parką, nes man atrodo viskas greičiau prasidės lietus, negu mes planavom. Tai dabar dar pasižiūrim, va žiūrėkit, yra laiptai, pasirodo nulipti žemyn ir pasižiūrėti pastatą, kaip jis atrodo iš upės krantinės, kaip jis stovi virš upės. Seniausias tiltas su pastatu
ant tilto visoje Anglijoje yra Linkolne. Nu, norit pamatyti? Sukamės. Ir tai atrodo va tai va. Fainai, ane? Nu, fainai. Namba, žinokit, kaip iš tikrųjų, va dar kartą pafilmuosiu, kaip yra faina prisiliesti prie šimtmečių, tūkstantmečių istorijos. Tiesiog va stovi ir tu supranti, kad čia žmonės lietė taip prieš kelis šimtus metų šitą pastatą. Kažkur po žeme, po katedrą, kažkur yra 2000 su viršum metų senumo istorijos liekanų, kurias tu gali pačiupinėti. Statytas, čiupinėtas žmonių prieš blemba daugiau negu 2000 metų. Kosmosas. Tai yra kosmosas. O čia žiūrėkit, yra per senamiestį važiuoja traukinys. Dabar uždarė, nes matomai važiuos ir tada reikia pereiti per viršų. Per čia eisim. Bet taip įdomu, ne per patį senamiestį, per alėją, kurią vaikščio žmonės, traukinys važiuoja. Tai ačiū, kad buvot kartu su manimi Linkolne. Ačiū, kad žiūrėjot. Būtinai spauskit like, būtinai spauskit subscribe, būtinai pasidalinkit su draugais, kurie irgi norėtų pamatyti šitą video. O mes greičiausiai susimatysim Liverpoolyje.